Pirmadienis 10 val. Vakaro, tik dabar pradedu pakuoti savo lagaminą į Milano mados savaitę. Kadangi laukia iš esmės nemažai šou bei renginių, reikėjo maždaug 6 įvaizdžių, plus kažką atsarginio ekstra. Tai papasakosiu savo tipsus, kaip aš pakuoju lagaminą. Pirmą dalyką, ką aš darau, aš tiesiog ant savo railą iškabinu tos drabužius, kuriuos visai norėčiau pasimti su savim ir tada pradedu prie jų dėlioti savo įvaizdžius. Tarkim, įvairiausia lietpalčiai, švarkai čia, tada sijonai, kuriuos norėčiau pasimti, tada marškiniai, kelnės, aišku, maikutės ir aksesuarai. Noriu pasidalinti savo tokių atradimų, ką suradau Humanoj. Tai tokį bomberį, rodo kaip versta oda, bet tai nėra versta oda. Bugatti firmos. Ir jo kaina buvo tik tais 5 eurai. Tai nunešiau joglę, man puikiai jį išvalė. Dabar galvoju, kaip jį sustilizuoti su skirtingais įvaizdžiais. Dar vienas tipsas mano. Dažniausiai man įvaizdžiai limpa pagal nuotaiką. Kartais ta nuotaika, aš nežinau, kokia pas mane bus penktadienį. Penktadienį bus paskutinė diena mados savaitei. Tai aš visą laiką su savim ekstra imu tiesiog juodą, klasikinį, bazinį švarką. Tokį šiek tiek oversizinį. Tarkim, jeigu aš netgi pasiimsiu su savim leopardinį sijoną, o mano nuotaika nebus tokia, kad aš norėčiau uždėti leopardinį sijoną, tiesiog juodas klasikinis švarkas viską užglaistys ir paslėps. Tiesiog tas leopardinis sijonas bus kaip akcentas, jo nesimatys kaip pagrindinio įvaizdžio. Kaip turiu leopardinį lietpaltį, tai aišku, jeigu mano nuotaika nėra leopardinė šiandien, o pas mane suplanuotas leopardinis lietpaltis, tai aš jau nieko nepakeisiu, nieko nepadarysiu, o vat būtent, kai yra kažkokie tai ryškesni drabužiai, akcentai įvairiausiai, tai tas juodas klasikinis švarkas visą laiką išgelbsti. Užinė ten bardakas, kaip matote irgi. Tai žodžiu, šitą švarką aš pirkau iš vyrų skyriaus per išpardavimą. Jo kaina buvo berods 40 eurų, čia kažkokia tai kolekcija specialiai. Ir kas man patinka, pažiūrėkit, aptrauktos sagos juodos audinio. Jisai iš karto priduoda tokio prabangumo jam ir solidumo. Tai tiesiog toks oversizinis klasikinis juodas švarkas visą laiką yra gerai ir verta pasiimti su savim į kelionę. Ačiūkai. Pasimiegot. Verta su savim pasimti į kelionę, dėl to, kad jisai tikrai gali išgelbėti bet kokį įvaizdį, visą laiką atrodyti gerai. Tiek apdėliau įvaizdžius ir kiekvieno įvaizdžio priderinau rankinę bei akinius, o man reikia eiti migdyti vytį, tai jau pabaigsiu rytoj ryte. Mano prabangus 2 žvaigždučių viešbutis, aišku, Milano centre ir visą laiką čia apsistoju, nes labai iš tikrųjų švarus. Svarbu, kad tik tais 2 žvaigždutės, tikrai labai gera lokacija, susitaupo labai daug laiko, vaizdas toks pakankamai paprastas, bet labai rami gatvelė ir duoma už kampo ir labai tvarkingas kambarys. Nu ką, viešbutį turėjau tik 10 minučių persirengti, nueiti dušą ir pasidažyti. Važiuojame į pirmą šou su Ieva Iceberg, kuris prasidės už 3 minučių. Metų kočinėlį pavasario vasaros kolekcija ir pažiūrėkite, versta oda ir toliau bus on top. Tikrai labai aktuali ir kokios gražios spalvos, žydra, geltona, tiek Iceberg kolekcijoje, tiek kočinėlį tos spalvos dominuoja jau.
pagaliau pirmas maistas po visos dienos. Labas rytas, tai ką šiandien mano pusryčiai atrodo taip iš Starbucks'ą, nes labai anksti dar ir praktiškai niekas nedirba. Ir prie pusryčių visada eina kolagenas bei vitaminai. Po pusryčių grįžau į kambarį, reikia pradėti ruoštis boss show. Šiandien laukia tikrai ypatinga diena, bet negaliu nepasidžiaugti savo naujų rankinukų iš Kočinelį. Tikrai nuostabus modelis, tai vakar buvo išbandytas jau. Puikiai tinka tiek ir prie vakarinio įvaizdžio, tiek vat ir tarkim visiškai laisvas stilius su švarku, su pižaminiam kelniam, net nėra juodos spalvos, bet jisai tikrai labai organiškai žiūrisi ir čia. Su savo batus, rankinės, akinius, aksesuarus, laukams viskas, makiažo priemonės išdėliojau taip, kad būtų viskas labai patogu, galima būtų greitai ruoštis ir matyti, kas yra pas mane. Mano super greitas 5 minučių ekspres makiažas padarytas. Liko plaukus sutvarkyti, outfitas ir į boss show. Mano įvaizdis šiandien yra marškiniai iš Beyond Parisian, sijonas Mas 924, rankinė iš Saint Laurent'as, Prada kaklaraštis, Bershka batai ir H&M kojinės. Aš jau po boss show grįžau į kambarį užsimesti švarką, nes Milane nuo pietų lyja ir apsiniaukia ir pakankamai tikrai šalta 19 laipsnių. Tai kalbant apie pačią kolekciją, tai viskas vyko tokios senatorių rūmuose. Įspūdingas garso takelis absoliučiai, podiumų žengė jų ambasadoriai, tikrai labai daug žymių sportininkų. Pati kolekcija klasikinė, spalvos tokios žemiškos, išlaikytos, bet labai geras stilizavimas ir labai geras sluoksniavimas. Tikrai ačiū labai aprangos grupiai, nes mano vieta buvo įspūdingai, sėdėjau pirmoje eilėje. Pirmą kartą tikriausiai tokio lygio pristatėme. Davidas Beckhamas visai netoli, praktiškai priešais. Tikrai nebuvo daug labai svečių, tik tais 2 eilės, tai kažkaip jie sumažino šiais metais palyginus nuo pernai metų pristatymą. Ką dar tokį pastebėjimą, kad visą laiką yra dėmesys svečiams, yra išskirtiniai gėrimai, kokteiliai, šiek tiek tas maistas toks lygtais iš ateities pateikiamas. Tai kadangi boss atidarė šį kartą mados savaitės trečiadienį, tai tokie rytiniai kokteiliai sveikoliški buvo pateikiami ir po šou mes gavom dovanėlės. Tai parodysiu. Dovanėlės buvo tokiuose vėlgi krepšeliuose medžiaginiuose. Buvo, man atrodo, kvepalai. Čia tikriausia naujiena, kurią pristatys bossas, būtent va šitus kvepalus. Man labai pasiteisino šitas Bershkos švarkas, toks kaip ir netikros verstos odos, labai gera kokybė. Tikėtina, tikrai iš tikrųjų, kad Bershka 59 eurai sugeba tokį kokybiškai gerą švarką padaryti. Ir kas man patinka, tarkim, aš turiu verstos odos tikros ir jis yra labai sunkus. O šitas tikrai yra lengvutis ir puikiai tiks, manau, kad rudenį pasluoksniavimą tiek ir prie golfų, tiek ir po megztukų aš pasiėmiau M dydį. Labas rytas, tai šiandien Max Mara šou diena. Keliauju praktiškai su tuo pačiu outfitu kaip ir pernai. Tai pernai turėjau šitą kostiumėlį, tik tais pakeičiau lietpaltį. Pas mane pernai metų buvo maxi ilgio lietpaltis, dabar toks A siluetą platus midi ilgio lietpaltis. Ir aišku, naujas šalikas mūsų Beyond Parisian bei bateliai Agnės Krasauskas. O paimsiu tą pačią delninę botegą, su kuria buvau pernai. Štai kaip atrodo pakvietimas, toks vokas, tas pavardė, vieta, laikas bei adresas, kur vyks pats šou.
informacijos, mes atvykome į Villa Neki, man Ieva čia užrodė, praktiškai Milano centre, nereali vieta. Pat yra ir kavinė, jūs galite ir čia užkasti. Toks parkas, nerealus interjeras, jinai pastatyta 1932 metais, tikriausiai ir vidų ten irgi yra įspūdinga. Mes esam Franzi prezentacijoje. Tai istorinis italų prekės ženklas, kuris pradėjo nuo lagaminų. Ir būtent šitose patalpose čia buvo Giuseppe Verdi apartamentai, tai vat jo kambarys su tokiu nerealiu vaizdu į Milaną. Labas rytas, ketvirta ir paskutinė diena iš Milano mados savaitės sveikinuosi aš. Šiandien pas mane yra Reda Paula švarkas, H&M maikutė, Zara džinsai, Miu Miu bateliai, Gucci rankinukas ir Miu Miu akiniai. Tai šiandieną laukia Jimmy Choo, labai mėgstama mano prezentacija. Visą laiką būna tikrai spūdingas ir šiek tiek shoppingo pabandysim, nes skrydis tik tais vėlai vakare. O vakar teko unikali galimybė pirmą kartą sudalyvauti per mados savaitę organizuojame mados namų vakarėliuose tokiuose. Tai buvo Balenciagoj, met Portrait viešbutį Antonijo multibrandiniam parduotuvė vyko Ray-Bano kolaboracija pristatymas, tuomet Miu Miu bei Gucci uždaram vakarėlį čia knygos tokiam pristatymė irgi. Labai įdomus derinys šitų batelių, blizgučiai su versta oda. Čia irgi toks ekstra leopardo raštas su tokiais kristalais.